labai neblogai einam. Greitis mūsų beveik 6 mazgai, 5,5, vėjas 12, tai šito fjordo taip tikrai labai neblogai išeidinėjom. Nu įdomu, kai bus, kai į pačią jūrą išeisim. Galim gauti šnipus. Bus 2 mazgai ant galo. Bet kol kas tai super. Donelė tai išsilaikė super. Prašau, koks kepaliukas iš tų 11, kur padarėm. Tikra lietuviška duona, niekur tokios čia nenupirksim. Judam po biškučiuką į Špicbergeno pietus. Geru greičiu, apie 4,5, 5 mazgo. Ir vat, kad taip vat, išsilaikytų viskas iki ryto, tai būtų super. Tai pasiektume piečiausią Špicbergeno dalį ir tada jau pradėtų pūsti vėjas, vadinasi, šiaurės rytų ir mes į tą oro srautą ir keliautume link žemyno. Tai kol kas para nusimato vat tokia, labai tikiuosi, kad niekas nepasikeis ir leis mums bent pamotoruoti trumpam, parą. O paskui skleisim burės pilnai. Dabar išskleidęs, turiu vieną burę, jinai dirba, viskas yra gerai. Šiek tiek vėsoka, bet esu įsidėjęs va šitą merino džemperį, viskas su juo liuks tikrai šiltas, bet tik atšerėsi biškučiuką. Išskalbsiu, jaučiu bus labai gerai. Tai va, savo šiltai sėdžiu, temperatūra 10 laipsnių, kol kas niekas nesikeičia. Aplinkų vaizdeliai. Tai va. Nuo kranto labai netolstam, kokios 5-7 jūrmylės. Laikomės kranto linijos, nes čia taip smarkiai nepučia. Nu, sakykim, smarkiai nepučia, nors 13 mazgų, tai jau galim varyti pilnom burėm normaliai, va 14 pučia dabar. Bet džiaugiuosi, kad bent paplaukėm prieš srovę. Turim 7:30 vakaro. Visai neblogai gal kas sekasi moto buriuoti, bet laikome vis tiek apie 5 mazgus taip. Jeigu vėjo labai daug nėra, einam aštriu kampu, tai burelės prideda burės kokį vieną mazgą. Ir laikas arbatai ir košiai. Bus košės prikti. Skriejam su vėjeliu. 10 mazgų 15, Alvydas sakė buvo 22. Tai dabar judam 5 mazgų greičiu, varikliuką palaikom, nes toksai momentinė. Čia škvaliukai sukiojasi, va pavyzdžiui, va ten, va. O, toksai debesėlis. O priekyje, pažiūrėsim, kaip ten priekyje. Toksai dangus irgi. Tų škvaliukų gali čia jie mus biškį pagąsdinti. Bangų labai didelių nėra. Kol kas viskas techniškai. Dabar be 15:10. Laikom 180 kursą. Ir po kairę pusę turėtume palikti Lokių salą. Už poryt. Jau taip varyti bangą jau taip nėra faina, kaip kad mes čia plaukiam, tai fainai. Dabar jau grina nosis gaunasi. Nebent labiau link žemyno sukti reikės, tai gal tą ir padarysim, tai gal dar burę išnaudosim. Surifavau, nes čia buvo 25, tai va, bet po biškutį.
Va ten toksai debesis yra. Greičiausiai nuo jo, ten paskui jau kaip ir taip pusę velnio atrodo. Reik pralaukti šitą reikalą. Kitaip nebus. Pakeitėm kursą. Norim apiplaukti va tuos va štai debesis tokius. Ten va lietus eina ir neša mum tiesiai į nosį. Po biškučiuką 4 mazgiukais į priekį įsileidom nedaug vaburių, susirifavom 2 rifus. Čia buvo ir 25, dabar tai 15-16, bet kol kas nieko nedarau, nėra kur skubėti. Po biškutį judam, svarbu judam į priekį. Paskui, jeigu ką, pasikelsim burės. Užpūtė šiek tiek 25, o mes dabar laikom va šitaip kursą. Čia norėtume leistis jau taip žemyn mes. Bet dabar negalim taip daryti, nes gaunam į veidą. Vėjas va iš tos pusės eina. Žodžiu, va aš išsidarinėja ką. Tai dabar turim išplaukt ir išlaukt šitą visą reikalą velniavą. Nu gerai, čia kaukia vėjai, gerai. Varom toliau nuo krantų, kad turėtume erdvės, kur pralaukti visą šitą reikalą. Pamiegosi čia. Paplauksi normaliai, tvarkingai. Ne velnio. Gal Vidai taško biški? Gal ant denio? Nusipraust? On nuskalbtų gerai. At išskalbtų. Vėjas dar 18 mazgų. Už lango. Biški lynot pradėjo. Lynot biškutį pradėjo. Jo, o vat iškart užpurs linės. Hop, ir smagu. O jeigu dar būtų kokia palapinė, tai visai būtų pasaka. O realis dabar tik tai kajutėj šiltai sėdėt susisukus gulėt lovytėj. Jau rimsta, bangos jau rimsta, vėjas dar išlieka. Turėtų už kelių valandų būti štilius. Budžiu. Ir taip, leidžiam naktį, laukiam gero oro, kada galėsim plaukti, kai normalų žmonės į pietus, nes dabar tai plaukiam va štai tokius zigzagų. Matot? Taip darysiu ir paskui dar darysiu vieną kartą taip ir jau turėtų būti oras geras. O esam štai va kur. Va, Špicbergenas, iš čia išplaukėm. Va, čia pietus, tai mums čia reikia atsidurti iki ryto. Kažkokiu būdu. Būt gerai. Nes taip vėjas eis. Taip va, į tą pusę. Pusę 4. Apsirabino visi vėjai, viską. Bet atsirado, tai ką jau, jums vaizdelis matytas, tiesa? Šitoks vaizdelis jums matytas. Man irgi jau senokai bebuvo, bet pučiai iš priekio. 8, o 10, visi 10 mazgų. Mes plaukiam 2-3 mazgų greičiu. Temperatūra 8 laipsniai, miegas ima, įsivaizduojat, beveik 4 valandas. Tai normalu. Nu ką, plauksim iki ryto. Brrr, šalta, miegas ima. Į šiltą lovytę dabar mielai. Supylėm kuro, praktiškai 45 litrus. Susitvarkiau burę, nes toksai kraštas plazdendavo, tai iškėliau visą. Įtempiau, užtvirtinau ir palikau dabar vieną rifą. Nes kai išplauksim ties pietun, ties iškišuliu Špicbergeno piečiausių galim gauti išnipą.
Tai būrė vieno rifuko, paskui pasidarysim daugiau, jeigu matysim, kad viskas ok. Judam dabar varikliu, per bangą šokinėjom, 4 mazgai, vėjo 10 į nosį. Būna realiai ir mažiau. Tai va, pasiruošę tokiam plaukimui dabar. Ką plaukiam? Valandų yra 7:30 ryto. Vėl šoksim į audrą. Porą valandų turim, reikia pavalgyti. Išgert vaistus nuo jūrligės, jeigu padės. Pasistiprinti, nes paskui neaišku, kada stiprinsimės ir neaišku, kaip tada plauksim. Sugedo variklis. Tai yra ne variklis, aušinimo sistema. Nežinau, ar jau minėjau, pamiršau. Pasijungiam, žiūrėsim, kais, nekais. O dabar grikių košytė eina. Su arbata. Sugedo mūsų variklio aušinimo sistema jūros vandenį. Užkaito variklis. Tai gerai, kad dabar turim vėjo, mūsų greitis taip apie 4 mazgus, vėjas 11-12, būna biški daugiau iškyla. Bet bus, kai vėjo nebus. O tada tai reikės turbūt dreifuot. Nežinau, ką tada reikės daryti. Lygtais išbėga toks nedidelis aušinimas per tą skylę skysčio, bet labai mažai. Kažkas negerai yra. O kas negerai, neįsivaizduoju. Esam Špicbergo pietuose, va štai ten dar matosi žemyninė dalis. O iki ten. O, ir ten yra iškišulys. Ir viskas. O mes plaukiam štai tokiu kursu. Pasidarė tik vieną rifą, nes bus audrelė. Motoras kol kas veikia. Motoriukas nekaista, nieko. Aušinimas vyksta. Nu ką, ir lukuriuosim taip, kada čia išplauksim iš žemyninės dalies ir pradės kalt vėjas jau. Ir taip supsimės kokias 5 geras paras. Buriuojam toliau. Greitis 5,7,6,2 mazgo. Daba! Mažiausiom būriam varom. Va taip va. Nu, jo. Jau smagu. 20. Kiek čia tų 23, 25 buvo. O, koks kalnas. Gerai, biški stabiliau. Kiek mazgo? 5, 4,5. Gerai. Čiut lėčiau paplauksim, bet nieko baisaus. Nu ką, šitaip daužys visą parą. Panašu. Laivas krenuoja. Gerai kala. Ne, ir malką atsitrenkiam kažkokią. Gerai čia pavargsim. Nu, su Alvydu va, obuoliukus valgom. Bangos 2-3 metrai, vėjas 25 mazgai, taip, 25-27 užpučia. Šiek tiek pakeičiau kursą, dabar jau neaštriai, dabar tokį pusvėjų plaukiam. Visai kitas malonumas. Ir to pagrįšim, aišku. Vaistai veikia puikiai. Valgom, nepykina, šiek tiek pykina, kai į kažkokią veiklą įsitraukia. Bet viskas gerai, per Enričą žinutę galiu parašyti, jokių problemų. Nu vaizdeliai, žinokit, pasakiški. Prašau, gerbimieji.
Nu va, tai va sau taip ir būsime čia. Va taip atusna. Darysim arbatą. Biškai priguliau. Girdėt garselius kokius čia? Atrodo laivą daužo kažkas tai iš apačios, o čia bangos daužo. Tai čia dar nieko. Biškai kapsi dar per liuką. Pučia nemažiau 25 mazgų pastovi. Liuką pavalau su rankšluosčiu, nes leidžia pasirodo gerokai. Kažkaip anksčiau taip neleisdavo. Taip patiesęs tokį rankšluostį. O gerai, čia pavargsim 5 paras. Gerai verčia, biški ką? Nėra agurkų. Viskas, reik per bortą pilt. Reik per bortą pilt. Agurkai baigėsi. Pusė 11. Įsikūrėm šiek tiek motoriuką, kad galėtume verbastę pasijungti. Pakeitėm šiek tiek kursą. Na ir plaukiam. Dabar daug painiau plaukt, laivas stabilesnis. Ką čia mazgų 17 matau. Turim. Vakaras tai labai gražus.